Į eketą tiesiai. Prisimaidysiu tuoj, man atrodo. Tai labas, sekmadienį, ruoniai ar stebėtojai, ruonių stebėtojai. Šiandien stiprus vėjas. Dar apie prekybą kalbant, tai dabar dar paštomatuose praleidžiu laiko, bet kadangi ne vienas esu, tai su vaikais, tai daug lengviau. Boružėlės, taip, tos boružėlės iš Fantazijų LT. Myliu daro boružėlės, taip? Ponšai, kepurės, eina kaip išprotėję, hebra, toj neliks. Ne, juokauju, dar yra. L ponšas keliauja Linui į Kretingą. Ronis M biržai. Kiaulytė pyksta, kad sako, išsidarė durelės paštomatas, sako, paimgi nepratas iš paštomato gauti daiktas, o ne siūsti. 2 roniukai į Kėdainius. Nori dar siūsti? Taip. Patika labai? Taip. Dar. Noriu dar. Jie šiaip tai atpažįsta jau MLS dydžius, tai jau galės jie padavinėti dydžius greitai. Gerai. Matau, kad filmuoja jau beveik 12 minučių, tai reiškia, užtrukau 12 minučių, tai nėra taip daug, nėra taip baisu, bet reikia laiko pasiruošti vis tiek. Dabar įsiunčiau siuntinuką, dar vakar vakare su vaikais siuntėm. Tai vyksta judėjimas, labai smagu. Kai suvažiuosim į kokius bendrus renginius, tai matysis jau tikrai mėlynos spalvos banga, jūra tokia. Strigo, visur aplink ledas ir negali išeiti. Va jums be spigliukų, ką reiškia. O Zaleckis tai tikras. Zaleckiui lengva įlipti vandenį, bet prie vandens sunku. Šiandien važiavau su mašina, žiūriu, eina įsipėsčiom tą ilgą keliuką. Priminė vėl, kad jis atvažiavo autobusu. Nežinau, kiek jis įkeliavo. Važiavau kokį 9:50. Tai gerą valandą, bet vis tiek. Viešasis transportas reikalauja tikrai daugiau motyvacijos. Aš nuo to kalnelio, matai? Tai aš matai va. Ten kiti jau prašė jos gelbėti, nes jie nebegalėjo paeiti. Ne, tiesiog reikia atsipalaiduoti. Jeigu slidu, tiesiog paėmė ir čiuoži. Va, matai va. O kam pašipniukas tau tas? Daiktam pasidėti. Daiktam. Daiktam, aš galvoju, kad čia čiuožti, tai galvoju, nes čia žymui tai visai nebėra sąlygų. Nežinau, kiek čia matosi vaizdas, bet tikrai, kai bus minusiuko, biškai pašals, tai bus idealios sąlygos čiuožinėti su pačiūžom. Aš laikysiu tą mintį ir lauksiu šaltuko. Ir po porą dienų turėtų būti šaltuko šiaip tai. Tada čia su pačiūžom tikrai verta atvaryti. Valandą anksčiau prieš maudynės, puch, pasičiuožinėti ir jėkit. Ai, jinai nori nusifotkinti labai su tavimi. Davai, nusifotkinti. Stok. Kodėl čia atvažiavai? Norėjau labai čia pabūti dėl to, kad, ne pirmas kartas būtų, bet negalėjau šį kartą maudytis, dėl to, kad sergu, tai kitais metais būtinai eisiu. Ką pasakysi? Šiandieną mano atostogos kalbėti. Pirmą kartą iškvėjom. Pirmą kartą atvarėt maudytis? Įkalbėjo draugai. Jie sakė, kad būtinai turim. YouTube mačiau jūsų. Baimės akis didelės, ar ne? Labai. Nelabai. Man tai labai. Norim išbandyti naują pramogą, nerti į eketę. Taip kaip po pirties stebuklų nėra, o be pirties įlysti į eketę yra iššūkis. Čia tas atvejas, kai metų pradžioj duodi savo iššūkį, kad va įsimaudys ežere, paskui žiūri YouTube. Ir laikas bėga, tas dienas tiksi. Bet va šie metai tai prisižiūrėjom į YouTube ir reikia ateiti vieną kartą pabandyti bent jau. Rašiuose plaukimai, sveikata, šaltas vanduo gerai. Dėl to? Iššūkį priėmiau 17 dieną, nestabdom, maudomės kiekvieną dieną. Kur maudys kasdieną? Darbo dienom ledo vonioje savaitgaliais prie žaliųjų, kviečiu visus. Gerai, tinka. Aš kaip išlendu, tai paskui 3 dienas man tiek energijos, kad nežino vyrs, kaip mane sulaikyti, ką su manim daryti. Tiesiog trykšta. Dabar jau žinai, baterija nusėda, reikia vėl pasikrauti. Koks receptas kaip sulaikyti? Nu tai va, ką čia pridirbai? Turėsi patarinėti dabar, kaip sulaikyti. Ką tu čia darai? Sekmadienio vėjas nevaikiškai pučia, bet ką, dar netokio matėm. Neuždėjai šipų ant tapkių? Ne. O reikėjo. Kaip ten vandenėlis? Šaltas. Kam to reikia? Nežinau. Nesalta busom? Šalta, palikau tapkes!
Pasitai! Oi, šauna. Opa, tai mana. Biškiuką atpratęs buvau, bet jo, nice. 17 diena, tai viskas labai gerai. Čia aš vakarais maudus po darbo važiuoju. Šiaip aš pastebėjau, kad su kompanija gan šilčiau yra, galima ilgiau išbūt. Aš tiesiog žaviuosi, sušylu nuo susižavėjimo visais. O, prašau. Čia mūsų kampelis. O, Evaldas pirmą kartą dedasi. Pirmą kartą deduos šitą... Dydis tavo, koks tavo dydis? L dydis. O tavo yra ūgis? 2 metrai, 102... Oi, pagarsiai pasakiau. 115. 2 metrai ūgis tavo? 2 metrai. Aha. Ačiū, kad padarei, kad jekite būtų patogu lipt pagaliau. Ir iš jos. O tavo išblukęs, Roberta taip senai maudosi, kad jos pandrės išbluko. Oi, visiškai. Už tai man nereikia jokių skiriamųjų ženklų. Kodėl aš čia? Nu, nes iššūkis Simas liepia, kiekvieną vakarą rašo, visi būna rytoj prie eketės. O šiaip tai ne, šiaip labai ačiū tau čia. Aš tikiu, kad tu gauni labai daug irgi tokio pozityvo, ne, negauni. Tai ačiū tau labai didžiulis už visą tą bendruomenę, tu tokią fainą iniciatyvą subūrei tiek daug žmonių ir visiems taip gera. Kaip negauni? Visi labai gražiai apie tave kalba ir tau dėkoja. Čia tik tais tavo dėka viskas atsitiko. Šitas ledinis vanduo iš tikrųjų ne tik fizinę naudą duoda. Užsivedžiau dabar jau. Iškarpysi. Ne tik fizinę, bet ir iš tikrųjų ir emocinę labai didžiulę. Ir tą stiprybę tokią, ir mintim, ir netgi psichikai, ir širdeliai labai gero. Tai žodžiu, ačiū tau didžiulis. Ačiū tau. Oi, nepastebėjau, koks didelis. Juk 3 metrai ūgis. Reikia dar paaugti, kad pasibėtų. Jo, tikrai. Sakykit, ką jinai daro, pažiūrėk. Evaldas net nebežiūri jau. Ne, iš tiesiog jau nebežiūri, nes nelaiko nervai. Dar truputį. Opa! Eina savo. Tie vaikai, kokie jie nuostabūs. Labai gerai. Labai daug sveikatos gavau, man atrodo. 5 minutės pabuvau šiandien. Tu nedėsi. Gerai. Jo, čia kas po 5, ten po 3, po 10 minučių, po 15 sėdi ir kažkaip tu to dažnai mėgsta tai pasididžiuoti, iššūkį metą savo. Nu čia jau yra truputį kitas lygis, aš to niekada neskatinu, nerekomenduoju to daryti ir to stengiuosi nerodyti. Žmonės labai skirtingai supranta, kiti žmonės pamatys 10 minučių, o, tai ką, aš negaliu išbūti ten kokių 2 minučių ir tiesiog kažkas ateis iš lempos vienas ir ten sėdės. Nu, žodžiu, čia yra daug rizikų ir tikrai nerekomenduoju. Rekomenduoju tą daryti saugiai, labai greitai. Išmokt, įlipai, išlipai ir viskas. Saugu ir sveika. Kas jau ten eina tolyn, tai jau ten yra visokių daugiau niuansų ir nerekomenduoju eksperimentuoti nežinant, ką darai. Ką reiškia čia, kai jau žmona sega striukę? Reiškia, kad pirštai nesivaldo. Gerai. Labai gerai. Galvoju, reikia su kojinėm kitą kartą, nes kojas nušalė labai. Kojinėm ant rankų ar ant kojų? Ant kojų. Super, atvažiuosim dar. Patiko. Labai faina, gerai. Tikėjaus blogiau iš tikrųjų, bet ne, tai blogai kaip atrodo. Nesk iššūkių kam nors. Kam iššūkį? Vilmai, Šil Raiderių metam iššūkį, mes įrodėm, kad galim. Kitą savaitę, sekmadienį, lauksim. Viskas papuoliai, Vilma. Lauksim. Super, šilčiau negu po dušu. Verta. Ką gaunu, gerą nuotaiką, energiją ir dar daug gerų dalykų. Ačiū. Einu va, ir prisimenu, Roberta kalbėjo dabar labai gražiai kažkaip tai pašnekėjo, bet aš norėčiau dar papildyti irgi dėl to, kad sako, kad čia aš daug, bet aš tai labai norėčiau ir ant jūsų daug permest tie, kas va čia dalyvaujat, tie, kas kalbat, ta pati Roberta, tau irgi ačiū už tai, kad tu čia esi, kad tu čia būni, kad tu kalbi, tu tikrai labai daug žmonių irgi įkvėpia ir jūs visi, kas ateinat čia, kas nepabijot pasakyti kažką, tai atvert savo, taip sakant, širdelę, to savo nuoširdumu, paprastumu, kažką tai įkvėpėt. Tikrai ir tas šiluma, ta bendruomenė čia susikūrus būtent yra nuo mūsų visų. Aš taip inicijavau tą kažkada, tai tas kažkaip tą toliau kažkaip palaikau, bet visą tą kuriam mes. Tai man tas kažkaip tai
labai noriu tą akcentuoti, kad ne vien tik tai aš, ne apie mane, bet čia mes visi tą turim ir darom. Eilė prie mašinos pončių, tai keliaujam. Aš tai žinok, garantuoju, kad Elas didelis tau bus. Gerai, tvarko, ačiū. Tai gal šiandien tiek to gėrio, tiek to čia seilėjimuose. Keliaujam į šeštadienį, susitinkam sekmadienį, susitinkam jau pirmadienį, viskas. Dabar liko pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, 9 valandą čia prie Žaliųjų ežerų. Susitinkam 9, neriam 9:15, 9:29, jau esi laisvas ir gali varyti savo dieną. Tai yra labai nedaug tavo laiko, bet gauni labai daug iš to. Ta tikrai galiu garantuoti, patvirtinti savo jau patirtim ilgametę to darimo tikrai verta. Dar ir šaltuko žada kitą ateinančią savaitę, tai turbūt, kad ir sniego žada. Tai manau, kad neliūdėsim ateinančią savaitę. O savaitgalį, šeštadienį į Palangą. Organizuokite transportą. Jeigu neturi su ko važiuoti, arba nesi vienas su mašina, arba vienas be mašinos, grupė yra, Eketė Vilniuje. Čia organizuosimės, kaip kas važiuos, kas tikrai visi randa kompaniją, bet iš mūsų bendruomenės visi čia kalbasi, kaip su kuo, kaip. Tai tikrai priims mielai, jeigu esi Ruonis visą laiką priima. Kaip sako, Ruoniui akės nekerta. Tai ne tik, kad akės nekerta, bet ir palaiko ir tikrai nuveš tave į Palangą. Ir gal net ir parveš. Ate.